Žiemos pasakos. Labadiena, o gal turėčiau jums sakyti labas vakaras, priklausomai nuo to, kokiu dienos metu jūs klausotės pasakų. Na, o knyga, iš kurio šiandien paskaitysiu pasakų rinkinį, yra Triušelis Petriukas ir jo pasaulis. Tikrai visiems puikiai žinoma knyga. Ir būtent apie 4 metų laikus. Dabar yra žiema, tad būtent apie tai ir paskaitysime pasakaitės. Pirmoji jų – pažiūrėk į žvaigždes. Triušeliams tipenant apie ponios Adatinos urvelį, Benjaminui po kojomis garsiai trakštelėjo šakelė. Ša! Susiraukęs pusbroliui pašnibždėjo Petriukas. Senoji ežiukė jau buvo kietai migusi žiemos miegu, o iškaba prie jos durų įspėjo: prašom netrukdyti. Triušeliams palikus tylią girią, akinanti popietė saulė užliejo laukus šviesa, bet menkai tešildė. Ponia Triušienė įdėjo jiems termosiukas karštos morkų sriubos vakarieniai ir įtikino juos po paltukais apsirengti netgi po 2 megztinius. Tikrai manai, kad šiąnakt būsim saugus nuo rudaplunksnio? Paklausė Benjaminas Triušeliams įpusėjus kopti į kalvą. Petriukas užtikrintai linktelėjo. Keletą paskutinių naktų voveriukas riešutukas matė pelėdą medžiojant laukose už girios. Todėl greičiausiai šiąnakt ant šios kalvos bus saugu. Be to, Petriukas nenorėjo praleisti krentančių žvaigždžių, o kaip tik to jie šiandien ir ėjo. Gal turim dar ko nors valgomo, paklausė Benjaminas. Triušeliams pabaigus sriubą po senuoju ąžuolu ant kalvos. Gal norėtum gabalėlio torto? Sukvaksėjo pažįstamas balsas ir ponas žvejas Jeronimas iššokavo iš už medžio, o triušeliai net pašoko į orą iš nuostabos. Petriukas nusijuokė: ponė Jeronimai. Tyliau, sušnibždėjo Benjaminas. Nepamiršk rudaplunksnio. Būtent, tyliai sukvaksėjo varlius. Na, leiskit man pristatyti jums poną Izaoką Driežūną. Žemai nusilenkęs, aukštas, elegantiškas tritonas, geltona dėmėta liemene žengė iš už medžio ir prisiartino prie jų. Petriukas su Benjaminu paspaudė ranką atvykėliui, kuris nešėsi didelį maišą ir pasikišęs po ranką laikė ilgą juodą tūbą. Ponas Izaokas yra visų astronomijos temų žinovas, paaiškino varlius. Jeigu jis ko nors nežino apie žvaigždes, tai reiškia, kad atsakymo dar niekas neatrado. Linktelėjęs triušeliams, tritonas pastatė savo krepšį ant žemės ir išsitraukė metalinį cilindrą iš po pažasties. Benjaminas aiktelėjo: oho, teleskopas! Saulė jau buvo nusileidusi, o ir oras puikiai tiko stebėti žvaigždes. Danguje nebuvo nė debesėlio. Petriukas su Benjaminu galėjo blizgiame pono Izaoko Driežūno teleskopo paviršiuje žiūrėti apvalainą mėnulio atspindį. Ar minėjai tortą, ponė Jeronimai? Susidomėjo Benjaminas, kol triušeliai kantriai laukė, kadagi tritonas pritaisys teleskopą ant trikojo stovo. O, nepamiršai, nusijuokęs tarė varlius ir įteikė abiems triušeliams po didžiulį lipnaus torto gabalėlį iš skardinės dėžutės savo kuprinėje, o paskui, plačiai išsižiojęs, įsimetė kitą gabalėlį tiesiai sau į burną. Nieko nėra geriau už imbierinį tortą, kai stovi po žvaigždėtų dangumi. Žiaumodamas paskelbė varlius, paberdamas trupinius aplink draugo teleskopą. Tritonas pavargęs purtė galvą. Kas norėtų pradėti? Pasiteiravo ponas Izaokas Driežūnas, pabaigęs valyti savo teleskopą. Petriukas tuoj pat pakėlė letenėlę ir atšokavo pasižiūrėti pro okuliarą. Pažvelgęs per apskritą lęšį, triušelis pamatė baltos šviesos kamuolį. Ten planeta vadinama Venera, paaiškino tritonas. Jei pasuksi teleskopą štai čia, pamatysi 3 ryškias žvaigždes Oriono juostoje.
Kas tas Orionas, paklausė Petriukas. Jei sujungtum taškus, jis būtų panašus į kareivį, suskubo atsakyti ponas Jeronimas. Tai kareivis sudarytas iš žvaigždžių. Orionui pamatyti net nereikia teleskopo, tarė Tritonas. Tai vienas ryškiausių žvaigždynų, todėl lengva jį rasti. Triušeliai nusekė akimis pono Izaoko Driežūno pirštą piešinti Oriono kūną danguje. Žiūrėkite, sušuko Petriukas, mažai baltai žvaigždeliai lankų pralekiant pro Oriono kareivio pėdas. Valio! Tritonas paplekštojo Petriukui per nugarą. Tai tavo pirmoji krentanti žvaigždė, o ten kita, matai? Netrukus danguje jau krito daugybė žvaigždžių. Iš tiesų, tai visai ne žvaigždės, paaiškino ponas Izaokas. Jūs matote meteorus. Tai nedideli akmens gabalėliai, kurie sudega krisdami per Žemės atmosferą. Benjaminas atšokavo prie teleskopo pasižiūrėti iš arčiau. Jam beieškant meteorų, juoda sparnuota figūra praskriejo pro šalį. Tai buvo rudaplunksnis, klaidžiojantis virš girios. Manau, kad mums jau metas grįžti namo, sunerimęs sušnabždėjo Triušelis. Oi, nesirūpink, nusijuokė ponas žvejas Jeronimas, atitraukdamas jį tolėliau nuo teleskopo. Dar marios laiko, tai grįsusi pelėda dar labai toli. Pažiūrėk. Rudaplunksnis dabar te buvo vos įžiūrimas taškelis, bet laimingųjų astronomų komanda vis tiek nusprendė, kad ilgiau pasilikti nebūtų išmintinga. Gana mieguisti Triušeliai nuskubėjo savo saugius ir šiltus urvelius. Susirietę savo jaukioje lovelėje, Petriukas susapnavo, kad priklauso naujam triušio formos žvaigždynui, kurio žvaigždelės ryškiai šviečia visam pasauliui ramiai miegant. Tiek pasako šį kartą, na, o kita dalis sniegas bus paskelbta vos po kelių dienų. Gyvas pasakas.